Sveiki atvykę. Galbūt to vos nepavyks šios laimėti, pergalę savo privalo tikėti. Sveiki atvykę. Į naują. Žinokit, jau dabar, nesmerkit mūsų. Nesmerkit mūsų. Bet atvykot ir į brandą. Naujos spalvos background'e. Jo, mėlynos. Mėlynos dabar spalvos. Ir mes dabar jau ir sezoną žiūrėsim. Žiūrėkit, ir jum, ir jūs nebesekėt jau, kas vyksta tenai. Ir mes jau pamiršę, kas ten Mes bevykę pamirštam, yra. kas vyksta, ir jau tie personažai tokie atsibodę buvo. Davai, einam. Nebesipykstam. Nesipykstam, Nebeverskim nerašykit lapų jo. atgal ir... Ir nerašykit apie tai, kad naujas sezonas iš vis nieko komentaruose. Jo, iš vis nieko. Čia įsivaizduokim, kad tik pradėję esam. Va, iš naujo. Kas žiūrėjot, žiauriai atsiprašom, jeigu sekėt, jau pamiršę esat vis tiek, kas buvo. Jo. Bet dabar susistigavę, turim montuotoją naują, stabilų, Jo, tikėkimės. Turim backgroundą gražesnį. Tikėkimės. Backgroundą turim va gražiai. Viską esam susistatę taip, kad jau dabar tikrai viską turim. Kiekvieną savaitę, kad galėtumėm kelti. Iš tikrųjų net noras yra ištrintas visus kitus video ir pradėti iš naujo, bet mes paliksim, nes negalim. Taip. Ir bus naujos spalvos ir viskas realiai, tik tiek dabar. Viskas. Tai pamirštam dabar šitą? Ir reikia plaukus persidažyti dabar mums. Aš negaliu. Kodėl? Nu, aš ryžo žmogus. Tavo pastatyta ir asmenybė šitą. Ant ryžų. Pusę vairių negaliu sakyti. Ateikit į Kristupo Šileikos Open mic. Mic'us. Ateikit pas mane į Open Mic, Comedy Lab, kitas kampas bare. Žiauriai faina vieta, žiauriai fainas bariuks. Ir atvarykit pas mumis į stand-up turą, patėjo Aš diskografiją. pamiršau, ką darom šitą. Senai bevažiavom jau. Jonava ten bus dar kažkas bus. Jonava 26. O paskui pavasarį, laukite datų, bus Klaipėda, Kaunas ir Vilnių reikia nusifilmuoti. Va. Ir filmuosim Vilnių kažkada pavasarį ar vasarą. Žodžiu, uždėsim Rudenį. čia plakatą, geriau, Gal kad jūs rudenį patys pažiūrėtumėm, nes mes nemokam Gal pasakyti. rudenį kokį. O dabar varom į naują sezoną. Kelias žvaigždės. Čia žiauriai geri, man atrodo, šitie personažai bus antram sezone. Nu va, gal čia net geriau bus. Jo, Gal čia jūs net bus geriau, jūs neskubėkit neteiskit. Jau visus kritikas priėmė, bus 5 minučių epizodas. Jo, nebedarysim jau dabar 20 minučių. Čia iš tikrųjų mano siūlymas buvo, aš labai atsiprašau. Ten Montvidas? The fuck? Music. Ai, čia atrankos vykdo. Aha. Trauktis nėra kur. Neturiu dabar žodžių. O, Montvidas. Nu, baig nesitikėjau. Kaip nemiegojus parą, tai dabar man galakis tokios visokios. Oho, kokia skrupaitas. Didysis chaosas tūkstančiuose širdžių ir smegenų pradėjo siautėti dar vasaros pradžioje, vos pasirodžius anketams. Širdžių ir smegenų. Atrankos sukūrį įsitraukė... Čia kaip yra tas posakis, žinot, 1000 širdžių ir smegenų. Kaip aš sakau. Kaip aš sakau. Grojančių, dainuojančių, ar bent jau manančių, kad tai gali daryti. Ir komisijos akivaizdon stojo visiškai kūrybiškai apsinuoginusios. Taip pat, kaip kažkada tai darė pirmieji žvaigždūnai. Pirmą atrankoje jaučiausi. Jau jisai! Sucepa. O! Sucepa, karvių prisipirkęs karočią. Laimėjo šaibų. Viskas, pažiūrėk, plaukučiai, šlapės efektas. Nes golfukas. 100 štukų litų. Nu, jūs nežinot, ką Kaip reiškia šou greitingai biznis. jaučiu. Jo, jis vien tą cepą jaučiu 20. Tais laikais 3 karvės. Į karočią. aukso gieną, iš karto Akropolio salelę. Man už 3 štukas kokį cepą duokit. Kaip nori, žiedų. pinigai ne problema. Mamai iš karto Aš jaučiu, išėjau. nupirka. Kažko, širdį jaučiu, kad kažko nepadariau. Ai, net ripisės dabar atėjęs čia. Ir jis panas neišgeręs. Kiek mes čia praleidę buvom? Aha. Gal reikia grįžti? Mes greit keičiam nuomonės. Nu, grįžtam. Labą Sveiki dieną. atvykę į naują. Čia bandė ir miškį daryti, bet ne... Aš tiesiog, jeigu tu Bandė daryti ir nuvarytum, miškį tik iš Vilniaus. jeigu tu nuvarytum kelias, alaus, alaus. Aiks, čia kaip labai prasta, kaip Eurovizijos atrankos praktiškai. Nesunokęs obuolys. Tačiau mano bučinys saldus. Slavelė. Viduramžio krizė. Ir jei kokie 25 metai, jie tavo metų. Jaučiu. 96 metai, va. Va taip atrodydavo žmonės. Man patinka žalia spalva.
kur smegenis 7-mečia, bet išvaizda kem 6. Atsiprašau, jeigu žiūri šitą moterį. Tu dabar turbūt gražinam. Manau. Nesakyk tai. Smagu vairuoti ją. 1,5 minutės. Nu, Šitą kiek moterį galima? rodo. Nu, tikrai čia ne taip įdomu. Kas montavo šitas laidas? Ne mūsų montuotojas, nes mūsų montuotojas montuoja nuostabiai. Nuostabiai. Noriu tai pasakyti, kad dainuoju pirmą kartą. Iš vis? Apskritai dainuoju pirmą kartą. Ok. Ne, abejoju, Yra bet tai jis čia dainų tokį, žinai, konkursą. nuteik jos. Aš čia pirmą O? kartą. Mūsų mylimoji. Ką jin čia veikti, tu išėjai? Pabėgo. Atėjai ir išėjai. Aš ateinu ir išeinu. Ką sakė? Dar. Ką sakė? Medži pakatami. This is the pickle me. Pikalo. Pickle me. Apie gurkėlių Tik žmogus. apie jo. Apie marinavimą. Jin čia, apie marinatą. Medži pakatami. Oops, I didn't again. Ai, čia šitą dainą. Čia šitą dainą pasirodo. O kur ten pikal? Oops, Ai, oh baby, baby. It's just the typical me. Ai. Ne, žemaitiškai čia. Jeigu angliškai. Jeigu žemaitis angliškai. Ne. Just the typical me. Anglų pamokos nėra turėjus nei vienos gyvenime, Ble, būdavo bet aš perskaitysiu. mokyklai, kur rusų kalbos mokytojas vesdavo anglų kalbą. Sakyk, Zezor. Zevezer. 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 Sakyk, Zevezer. Žolę gėlę, aš nuskinsiu žolę gėlę. I'm no better than a man. Jokingai, karočiui. O, wow. O, čia jin tik dėl to atėjo. Aš prieš 3 dienas. Taip, dabar apie ropę turiu dainą dar vieną, jeigu nori. Taip, dabar kita. Kita daržovė Man dabar. patinka raudonas spalva. Kaip ropę išraunu iš žemės ir padarau barščių sriubą. Jis visas panas gaudavo, jaučiu. Dar hidimą. Da, jinai nebaigus. Gerai, montuotojai geri vis dėlto. Ver karvė. Karvė kažkas buvo. O, favoritas. Stovi žmogus, nu stovi, jis dainuoja, jis gražiai dainuoja, bet nu... Kokie ekspertai pasidarė jau, ne? Aha. Jau viską žino. Kažko trūksta tokio tinkelio. Viską žino, jo. Kas čia buvo? Dar. Pamiršau žodį. Pas mane buvo pasibeldę tokie įdiris apie Jėzų pašnekėti kažkada. Gerai. Koks keistas vaibas, kaip eina į tą Čia agency. kaip porno Pas castingas. Woodmaną. Pas Pydidį. Paulius Paskačimas, ne. Robertas Kadrauskas, Ne. Ne. Ei, kaip žiauru. Jurgita Laimutytė, ne. Jis Visi. taip pat Jurgita Laimutytė Ne. nespėjo pasakyti pavardės. Galvoju, arba pateksiu, arba netrauksiu. Ai, ne, nes ir kitų variantų tipo. Jo, aš va taip galvau, kad arba patiks, arba Jo, ne. Aš galvojau jo. Arba Daugiau pavyks, kažkaip- arba nepavyks. Jo. Kažkaip kitų variantų net nesvaršiau iš tikrųjų. Nesvarčiau. Net šoviai galva kiti variantai, žinau. Jo, tai dabar eisiu iš karto. Už 5 minučių. Oi, kas tam su veidu? Tai dabar eisiu iš karto. Baisu buvo. Iš tikrųjų. Kas čia yra? Nu įdomu. Aš čia nusipiešęs yra. Gal, nes čia irgi piešta, a ne? Čia specialiai taip daryta, tipo? Nu, Kam negali. specialiai toks? Aha. Daryt? Sparnai. Čia kaip Batmanas jau toksai. Kaip McDonald's ženklas. Kažką iš čia jau prisigalvojęs. Jisai atrodo kaip pusiau, kaip meškienas. Jo, kur verčias jau į kitą gyvūną. Evoliucija Į vilkolakį, vyksta. jo. Per pilnatį filmavo. Jo, jūs galvojat, kad vilkolakiai tie gražus Jacobai visokie? Va čia vilkolakis yra. Nu, Eikit va su su šitu. tokia, jeigu norit, tai prašom tada. Vilkolakį. Geriau su Kaip vampyrais. jau dabar tada. atrodo įdomus. Man patinka žalias spalva. Ir obolius valgyti kiekvieną dieną. Aš gerai padainuočiau, žinai.
Aš manau, kad gerai padainuočiau tikrai. Mums reikia dainavimo pamokas, žinai. Dar plius, jinai baigs 12 klasės. Mokausi nacionalinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų Ne, mokyklą. jo. Jokių mokinių. Mirė. Esi 11 klasė, sakė? Ar man pasigirdo? Eisiu 11. Ir tokį. Ir atrodo, Mirė. kad 30. Labai kitaip žmonės atrodo tada. Jie kažkaip Blemba, tu sendavo sutai anksčiau. įleisti 10-tokę Eik tu. į tokį projektą, čia Ne, nelegalu yra. Viskas. Tai bet manau ir neleido. Bet taip norėjo paimti. Jau tokių minčių turėjo bičias Kokia galvoje. graži dar. Užsiauginti. Užsiauginsim tokį. Fui. Ne, Bet tikrai atrodo, atrodo vyresnė. Ne, negalima. Nes pusę metų užsidaryti. Ne. Ne variantas. Ir įleidžia rimiškis grūdus. Na, ir pradedi gerti jau 10 klasė kaip iš ežero. Tai ką tėvą parašyti? Nu, būtų pratinga, jeigu jos nepaimti. Štai paimti. Kad dėl sušiktų realybės šou žmonės nebaiginėja mokyklos. Gerai, kad tėvai negalėtų neišleisti. Tai taip, čia iš vis nelegalu yra. Be man variantų. atrodo. Ne, tipo, jeigu jai 18 metų. Bet kaip jinai 11, negali būti 18. Nu, 11 suein, bet 11 suein. 18. Ne, manau, kad nėra 18. Gerai. Evelina, mes jas išklausysim, bet supranti, kad mes ten normaliai paimti tą realybės šou negalim, nebent jeigu labai mus ten kaip nors nustebinsi kažką kitką apie tave. What? Ką reiškia, jeigu nebent nustebinsi? Kitaip kažkaip. Ką kitaip nustebinsi? Jinai mokykloje yra. Kitaip, jeigu nustebinsi. Rebaluoti dėdės sėdi šau biznėje. Ai, čia žiaur, kad jie dar svarsta. Nu jo. Insane. Sudėt su visokiais grūdais, dūmais ant Jo, toškiam. kur atein 26 metų bahūrs ir 17. Nu, ir geria. Nu, davai gal. Duoda kažkaip. gerti. Nu, ten Ir miega praeitoj vienoj laidoj lovoj. irgi buvo, nu, bet visi jauni. Bet tik aš viena noriu, mama. kad pabaigia bent Nu, mokyklą. bent jau jo. Bet miega vienoj lovoj, paskui su visokiais Jo, dėdam. jo. Eik. Prisigėrusi. Kaip tėvai išleidžia? Visi. Tai gal ir neišleistų. Nes tavo į mokyklą reikės eiti rudenį. Gerai, tai klausom. Tai Akropolį atvešit. Per daug svajokliai, jin čia kažkokia blemba užsisvajojus, jin čia kažką. Bando kabinti vyrus. Jin čia bestanikai ateis dar. Tai tu negabi. Aha. A ne? Nu, taip galima, taip gražu girdži. Bet daug aš moku. Tai 18 kada? Jin čia, jin specialiai pasiruošus atėjo. A, jie yra 18. Ai. Tai 18 kada bus? Šiais metais? Ne, jau sukako. Nu tai viskas tada gerai, tada prašom eikit. Nieką nebesakau. O kad mūsų uždaužys piliečiai. Tai kodėl jūs ją laiko? Nu, tai... Atrodo, jie dar nori iš jos. Ačiū, kažko. sak... Nu, jiem čia, žinai, biznis gal, ne? Grinai, aš esu ta moteris. Nu, kam tą mergaitę dabar čia paimti? Tegul gyventa mergaitė dar. Palikit jūs tą Tegu mergaitę. baigia mokslus, visų pirma, tą mergaitę, ką jūs čia darot. Ką jūs čia lendat per tas mergaitės? Gerai, pasiliekam visiškai atskirai tą anketą. Jo, gražulė. Į vėl iš Ir naujo. vėl kažkas, kas jie yra, nu. Gaila vardą nesakė, aš norėčiau paguglinti dabar. Labai gražiai šiaip. Politinės grupės sprendimu į šį realybės šou nepateko nei vienas vidurinėje mokykloje besimokantis jaunuolis. Šis sprendimas priimtas sunkiai ir vos ne per ašaras. Kas sunkiai, kas per ašaras, čia nesunku. Visiems ateityje ketinamiems rengti realybės šou. Tu fuck, tiesiog Kas čia sakai, ne, ir sunku, viskas, nu? koks čia sunku. Tai yra kitų. Esu Aretas Kalmakovas, bet šiuo metu esu vedęs ir todėl pasikeičiau. Čia mano tėvas gali būti. Koks geras tvistas būtų, jeigu tu vis laik laikiai šitą. Kada tėvas buvo kelias žvaigždės. 2,5 metų laikiau šitą istoriją, taip ir dabar, va šitą momentą laukiau. Nes šit tiesiog, aš va taip atsimenu, kad tėvukai va taip rengdavos. Baltas kelnikės, Jo. tie bačiukai, va aš taip ir Išeiginiai. atsimenu, Taip, žinai, taip, man dėl to ir atrodo kaip tėvas. Lengvas vynas vakare, niekada nesigailėjau, kad ilsėjusi viena mano vasara. Vasara. Lėjo, mano pasaka. Pasaka. Gerai čia, panašiai su tais obaliais čia irgi. Panašiai Donatą šiaip labai. Va, grūdas. Muzikos mokyklas lankęs 3, ne, vienu žodžiu lankiau muzikos mokyklą, dabar muzikos pedagogas. O aš tai jau labai patinka. Grūdai.
Įgrūsk man. Oligarkas. Bosas, karočią. Mafijos bosas. Va jis taip sėsdavo. Rankytės susimedęs. Ką aš galiu pasakyti, žinokit, čia šou biznis yra šou biznis. Ką norit, karočią, aš jums pasakysiu. Aš jums pasakysiu, kaip. Greičiau, nes... Aš čia neturiu laiką, dabar man čia filmavimai, žinokit. Vakare. Karvės laukia. Karvės nusamdęs Pačius komandą. nepasimelš. Gal aš būčiau dabar grėbęs Vilniaus tarp medžių lapus. Kaip ten jie vadinasi, tarp... Tie Ką jūs ten grėbėt, atsiprašau, prašuomenę. Paprasti žmonės, civiliai. Kaip jūs vadinatės ten? Kaip jūs vadinat tos lapus, ką jūs grėbėt tenais? Gal būčiau tai daręs, ką daro dabar civiliai. Gal aš būčiau antrakursis dabar. Nes dabar mečiau, nes man labai gerai. 100 štukų gavau. Nu, nes 100 štukų gavau, čia aš visam gyvenimui. Jau. Visam gyvenimui man čia 100 tūkstančių. Paskui biškai ger pradėjęs, buvo, man atrodo. Baigit. A gal aš būčiau eilinis? Kiek tęsis dar šitie? O dabar aš šou biznio ryklys. Ten gyvenęs. O, Merūnas. Taip, koksai fains. Veiks, jau tada žiauri geras balsas. Gerai, Koks mielas. Bet dabar jis toks mielas. Mielas. Bet kudutis koks buvo. Aha. Pasirodo galėjai. Sorry. Merūnas šiaip mano žiaptuvėlį yra pavogęs. Gražink Merūnai žiaptuvėlį. Iš Portugalijos parvežė man žiaptuvėlį ir paskolinau pavogį. Laukia Merūnai žiaptuvėlį. Išsinešė žiaptuvėlį. Prašau gražinti. Tai kažkaip gal... Nesidaro taip irgi reikalai. Kažkaip negražiai aš galvoju, tikrai. Toks mielas, bet kai žiaptuvėlis. Bet kai vogti jau... Tai pats pirmas. O, čia jau Valinskas atrinko. Direktorius. Štai pirmasis laimingasis atrinktasis. Nu. Ai veža, fizinis laiškas jam jaučiu namus. Kaip fainiai. Nenorėčiau, neužiūrėkit pas mane. Žiauri pikta būčiau, jeigu nepraneštų. Ką jūs čia darot? Šiandien man taip ledų dėžę atvežė. Kas čia yra? Oba, ką turiu. Tik jūs patekote, tiesiog. Visko dirbu. Tiesiog, kad patekote. Merūnui Vitulskiui buvo parašyta. Taip. Ieškau. O ką jūs čia vaikštot, girdit? Ką jūs čia darot, važiuokit iš čia. Eikit lauk iš tų būtų. Jūs čia ne kaimynas, mano tikrai žinau, važiuokit iš čia, ką iš čia. Vitulskis. Va, viską žinau. Brama GPS-as tų laikų čia. Taip, ateidavai babos, paklausdavai viską žinau. Viską pasako dar. Kodą, raktą dėt po kilimėlį. Ne. Aš žinau. Jeigu nebus, tai tada tam toj skydinį pažiūrėkit. Pažiūrėkit skydinį, pasikabinės. Atidarykit ten visada raktis dėt. Kai atidarysit, ten neišsigaskit, šiaip netvarkingi labai namai yra. Jie ten prisišykia, eiktų savo tenai. Aš nesiūlyčiau imti. Aš nesu tokių šliščių žmonių matęs, žinokit. Ten smirda, pastovi, aš po jais gyvenu, ten baladojas, eiktų ten. Aš nainu kartais nusipraus pas jas. Nu, šlikštavai. Geriau paimkit, Audrutė yra tokia. Iš 7 butą. Nu, šalia gyvent, tokia faina, jinai. Fainai, tvarkinga. Tvarkinga, jo, tokia graži. Biškiai protiškai atsilikus yra, bet jin faina, jin tokia geros širdies. Jin paprasčiausiai neatsimena ir nesupranta kartais. Nu, jai reikia porą kartų pasakyti, kad jin jo. Su pauzėm. Bet šiaip normaliai. Viskas jai ten gerai, geras žmogus. Ji tvarkinga, neria servetėlės irgi. Nu. Prie neria servetėlių galėsite pasidėti ant televizorių. Tai geriau vis, Audrutė iš 7 butą. Merūnas Wi-Fi. Patriusys. Diena. Oi, tas hatas dar tokias. Aha. Nu, įleisite vidų. Bet koks gražus saldainis. Laišką. Nežinau, ar tu bus liūdnas ar linksmas. Ką čia tas bliūdas veikia? Bet taip normalu būdavo. Dabar, kur žinai, įsileidai svečius, koinių ten kažką. Aš čia patrauksiu greitai, čia nieko. Tada... Sėskis, tos triusikus patraukite. Pusė kiaulės ant stalo padėta, paskersta. Normalu. Ateikit, nebijokit, sės čia. Ta žarnas tik pasitraukite. Mes čia šaltieną darysim, karočią čia nesipaniu. Ten kraujo bliūdą, žiūrėkit, neįlipkite atsargiai. Vedaram. Nesimaukit pat. Ir noriu, kad tu jį atplėštum ir paskaitytum. Ir jis sak, atplėšė, jūs nepatekot.
O kaip? O tai kodėl jūs važiavot? Dabar gadinat ramybę, man aš gaminau šaltienos su pisa laiką dabar. Kaip kunigas pisa pavalgyti, tiesiog pats visus nemokamai. A valgy turi čia? Ne? Nes gal pakeistų mūsų sprendimą iš tikrųjų. Opa, tokį, dėdė. Čia tiesiog nenorėjai kadrą papulti. Aš greit prabėgsiu, gerai. Nesimatys, viduris paleido jau seniai. Nu. A, išsidaviau. Kodėl jam ne... Jis po trauzais tiesiog nenorėjo. Kodėl tau negėda? Tau visiškai, tipo, ne jokių nebuvo. Aš net... Kur pradžioje atidarai gal jo, bet tai gal paskui jau susisgrip, karočią. Nu, apsimauktas. Man tai kaip ir pohui, aš suprantu, bet nu gal... Aš per skilutę vien pamatyčiau, taigi kamerą matai, iškart bėgiu. Gal kažkaip tas kelnaitis gal užsidrapanokit jau. Jau vis tiek jau susisgripkit. Kojų kažkaip jo. Kodėl Vitulskis tau negėda? Į bliūdą ir patriusikis, nu, blemba. Nu, tas bliūdas tušęs, tiesiog jis vėmė gal. Iš panakties rotavirusų prasirgęs tik. Su šutės visą. Žinai, kur būdavo vaikystėje tas bliūdas, kur viskas. Ir grindis plauni iš to kibiro, ir kojas ir mišrainė, karočią, viskas. Ir vėmė tą patį. Ir vėmė, ir myžiai, ir šiki, viskas. Ta patį. Tas pats bliūdas. Jo. Atneš bliūdą. Nu, ir paskui mišrainė, karočią, baltą per kalėdas. Taip. Kur dar dieną prieš kojas mirkiai. O dar prieš savaitę rotavirus. Nu. Persirgęs su šutės. Čia kur dar prosenelė, kur va šikdavo į šitą. Nes tingėdavo į laukinį tūliką į tą naktipodis. Praėjęs 3 generacijas žmonių. 3 kartus. Sveikinam, jūs patekate į realybės šou kelią. Aš manau, jis nujautė, kai pasietvarė į namus su kamera tiesiog. Nežinau, net ką pasakyti. Rabo biški rankos, nesvarbu. Buvo belė koks širdžių vedikas. Ar tu jį priėmė ar ne? Tas ragelas. Be abejo, priėmė, taip. Merūnų jaučiu geriausiai net paėję iš visų. Jo. Radži ir Merūnai. Nu, Radžis ten kitam tokiam, bet... Bet Merūnas šiaip jis į pasaulinių mastų, man atrodo. Jo. Aš iš darbų, aš naktinėse truputį dirbu. Ką? Eina. Kaip kietai. Tai reikia studentam, vis tiek kažkaip kaltis ant mokslų užsidirbinė. Statybų bičas. Geras. Tokį balsą turi. Bet čia kaip filmų istorija. Aha. Kur dirbi statybose, bet ten turi kažkokį žiaurų talentą. Toks lašmynų milijonierius. Musės skraido. Nu, keisti laikai būdavo, karočią. Keisti laikai būdavo. Nebuvo ką pataikėme su tą istoriją Audrutės. Kokią? Kad netvarkingai gyvent, geriau Audrutę imkit. Kas čia? Čia slyvos kaulas, man atrodo. Eina savo sėdi, galvo, išeikit. Nu tai nereikėjo nepranešti, atvažiuot būtų gal susitvarkė. Kodėl jūs tiesiog žiūrinėjot jo namus, įtikėt voką, eikit iš šelau? Belekai nejaugų jam. Žiauriai, da patriusikai. Įda tėvai mačiau buvo, tai tėvas irgi. Eikit iš. Norit, kad sūnų paimtume? Bet tie namai tokie tipiniai tų laikų namai. Jo, visiškai tų laikų namai. Ta virtuvės spintelė žalias. Net 84 dienas. Tada nedaugiau buvo? Pirmoji laidoje nedaugiau buvo? 6 savaitės? 6 savaitės. Tai čia tas pats, negauna. Šiaip, aš tik tokią mačiau, yra moteris, kuri daro story time'us. Ir jinai pasakojo, neįvardino, kad ten buvo Baggy B, bet komentaruose daug žmonių įvardino, kad čia apie Baggy B jinai šneka. Kaip ją išdavinėjo jisai. Tais laikais, kai žvaigždė buvo. Baggy B ir dar... Išdavinėjo tą draugį. Jo, tą paną, kuri daro story time'us. Ir nežinau, nu, tipo, komentaruose ten rašė, kad su Baggy B. Ir dar tais laikais buvo tokia atlikėja faina. Žinai, kur dainavo... Aš pažįstu reperių, didžėjų, metalistų, nežinai? Ne. Šoka čia koks tava, ar vatista, nežinai? Ne.
Atkūtęs, atsipūtęs, jaunas gali būti ir žilstė. Ne, nežinau. Blemba, buvo tokia dainininkė, tai vadinai irgi tenai su to Begi B kažkaip buvo. Ten, tipo, tai sakys, belė kokias dramas ten būdavo, žinai. Bet įrodymų nėra, nes telefonų niekas neturėjo, žinai. Va. Ir O dabar Begi B mes buvo turim- žodžiu širdžių daužytojas. Nu, šiaip jisai visai, bent jau dabar tai labai gerai atrodo. Bazdykė, pliks toksai. Dangė vėl. Aš antrą kartą noriu. Pagalvojau, pirmą kartą nebespėjau susiruošti, ten karočią Pasikaršiavau, neatėjau. biškį. Aš antrą kartą. Įneušiu dainuoja, kad nesigirdėtų kaip šį. Jo. Ir tada dainuoja ir tada... Ir būtinai ant pauzės. Blup. Tai nusirenk. Kodėl, kaip... Sako, tai nusirenk. O, turim ir moteriškę blemba, kurį nori. Tokia sėdi tiesiog poker face. Tai nusirenk. Berniukų. Tai nusirenk. Parodykit dabar, prašau. Mažas, ne. 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 Kas mus žiūri, blėt? Kas mus žiūri? Atein, sako, žiauri gerą laidą, žiauri laukiu. Tap! Tap! Ko jūs laukit? Kas jums čia gero? Ko jūs laukit? Na, savotiška muzika savo. Savotiška, tai kokia? Let, kaip baisu ten būdavo, kur ateini, 18-kinis, Sėž Valinsk, Debskis, Nu. dar teta kažkokia. Tai Nusirenk. kokia? Tai kokią muziką? Tai kokia? Dabar sunku pasakyti, kai tai paklausėte, aš visus žanrus Ir esu ant pamiršęs. streso iš šiuo karto, momentu. ant strioko. Duo toj momentu nei vieno žanro dabar Jo, neatsimenu. dabar jau nebepasakyčiau nieką. Grožinė mano literatūra daina. Samprotavimą aš nerinkčiausi. Norisi, kad klausytų ar nesinori? Na, turbūt norisi. O čia taip reikdavo, aš... Ką jūs norite, kad aš pasakyčiau? Kai aš jie jum taip pasakysiu. kažkaip agresyviai, ne? Labai. Gerai, tai pabandom. Kaip? Savotiška. Ačiū. Ačiū. Dar ką nors padainuok, būtume tokie susikaupę, ašarą nubrauktume. Kai pasikeitė, matei? Debskis, matau, nepatenkintas. Taip. Žvengi. Tiesiog parodyk savo bicepsus. O Kas tai, jai kas yra? jai kažką jam biškį turi. Nusirenk, parodyk biceps. A, jinai gal atsakinga už grožį yra, o tie už... Taip. 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 Reikės, prašau. Liep nusirengt vaikui. Žemiausius geidulius. Nu parodyk, prašau, paskiau galėsi apsirengti iš karto. Va. Įmam. O tu klepų groja? Kaip nejauku eina šį. Kaip rodysi žiaurus yra, ne? What the fuck, įsivaizduok, panai taip pasakytų. Jo, nusirenk. Maikas, nusirenk geriausiai. Ir tikrai yra kažkur, kur taip sakydavo. Jo. Murka. Kačių maršą. Nu, ta fuck, tiesiog išsityčia iš žmogus. Aš manau, kad ten jūs visus gerai šėrė. Su kupaku atlėkė, karočią. Ne taip užsuka tiesiog. Kas čia? Padainuot? Nu, davai. Man dar iki autobuso 30 minučių turiu, tai galiu užsukti. Greitam bus. Nebefilmuoju. Viskas. Išjung kameras. Kameras išjungi. Manau, tikas. Gal paklauskite, mano labai gyvenimas įdomus. Dažniausiai nebūna. Geriau net taip nesakyti. Aš prieš 2 savaitės tapau Miss Barbecue pasaulį. Nu gerai, visai įdomu. Barbecue pasaulis. Miss Barbecue pasaulis čia Domina. gerai yra. Aš noriu dabar. Aš įsivaizduoju, kad turėtum patį geriausią šonkaulius kostiumą užsidėti. Miss Barbecue. Kuo labiau atrodyt kaip Šonkulis. šonkulis, jo, iškept. Taip noris kuo garsiau surikti. Kaip aš mėgstu šonkaulius. Barbecue Miss. Kiu padažas. Šokat? Be abejo. Bet tik su šonkauliu kostiumu. Jeigu šonkaulius kostiumą nešat, aš pašoksiu. Šonkauliaus šokį moku. Nu gerai, šiaip čia jin ką galėjo padaryti, tiesiog subinę pakako kratyti, jau čia būtų tikė. A, va iš kur čia, gerai, paėmė šitą tikrai jaučiu. O tau nesinori dabar apsiverkt, pavyzdžiui? Čia kai su bičiu ginčijas žiauriai ir jam pohui yra ir tau nesinori apsiverkt, pavyzdžiui, dabar. Nenori išeiti. Kas čia per klausimas? Tau nesinori Nu, apsiverkt? nenoriu, ką žinau, nenoriu. Tu gal nori. Ne dabar, kai paklausai, gal aš nežinau, o reik? Let reiktų.
Nes jeigu ten ateitum su tokiu pohu mindsetu, jos biški irgi gal paspausti, pažiūrėti, ką jie darys. Ką žinau, reik. Jaučiu supyksiu tiesiog. Čia man primena, kaip pasakodavo žmonės, kokie yra LMT stojamieji. Kad va irgi, taip keičiasi. Jo, pilnai. Atsimenu, istoriją pasako, kad sako iš komisijos, gali mumis nustebinti dabar. Ir tiesiog. Tas paėmė ir padegė užuolaidas. Pateko. Man atrodo. Jo? Man atrodo. Nu. Ir arba tu pasėdė, padaryk, kad mes atsistotumėm dabar. Atsistok. Ir neatsistok. Žinai, koks teisingas atsakymas į šitą? Lietuvos himną pradėti giedoti. Bet tai čia yra teisingų atsakymų, reiškia. Čia nėra kūryba. Šitas yra. Bet, pavyzdžiui, nustebink mumis dabar. Arba būna, sako, irgi nusirenk. Čia kaip komikoje ateit, pasakyk kažką juokinga dabar. Galėjai, na, ką žinau. Bet čia gal jie turi tokie būt, kad jos biški papušinti. Gal, kad tipo pastatyti nepatogią situaciją. Ir kad kaip jie, gal čia šiaip ir gerai. Nes mums atsimenu teatrą, kai lankiau, tai sakydavo, jeigu stosit, būna dažnai sako, nusirenk. Ir tipo, ką man, nusirenk dabar, nusirenk. Ir tipo, kad jeigu tai pasako, reikia pradėti rengtis tiesiog. Ir jie, turi tą stabdyti. Negali nuogas, tiesiog tai čia jau būtų, žinai, pažydimas kažkoks, tai taip pat tiesiog rengės. Čia tikrina to drąsą, bet man tai bullshit atrodo, visi šitie, tipo, what the fuck, nenori rengtis, nenori rengtis. Labai keista, ten šiaip labai pušint, paskui ir susipis labai smegenis. Bet jeigu paprašytumėt, galbūt ir apsiverkčiau. Apsiverk. Ar tikrai iš tikrųjų? Taip. Aiks, na, čia žiaurinė aukai yra. Mėlė, kaip čia tokių geriau nerodytų šiaip. Tokių nereikia rodyti, kur taip spaudžia. Kūrybos su kolega. Aš nupiešiu skrendantį paukštį, nutapysiu įlekiant tolyn. Turim daugiau kūrybos gabalų, aš... Turit greitesnį? Šitas buvo vienas iš greitesnių. Šitas kaip ir greičiausias. Čia greičiausias buvo. Greičiausiai, kiek galim. Aš nupirksiu tą meškiną. Aš norėčiau išgirsti lėčiausią šiaip. Jeigu čia yra greičiausias. Kaip ant 025 žiūrėtum, jo. Kokia mūsų tikslinė auditorija čia? Nežinau, vaikai jaučia, darželinukai, karočią. Tikslinė auditorija darželis yra. 7 metų vaikai. 6, Iki 7. Iki 7. Kaip puzlė, 3+. Kad tiesiog į 2 debilus pažiūrėtų. Ir sakau, į mumi žiūrėjau Kaip ir galvoju, filmuks, kaip gerai, kad aš nesu toks durnas. Taip nenorėčiau jie būti. Vargšai. Mama pajungia vaikam. Pažiūrėk, kas bus, jeigu nesimokys. Vargšai, Kotryna, a vėl tos vargšus žiūri? Baig, nevežėk vargšų. Baig, įsijung normaliai kažką. Protinga. Kokį žmogų. Jėzu, tie vargšeliai, aš negaliu. Ačiū, Vyteni, palaukit, biškį dabar Vilius padainuos mums. Vilius nenori čia būti. Vytenį atvedė. Šiaip šukuosina visiškai dabartinių laikų. Kai jie bidina, atvarai dviesi su draugeliu ir kažkuris vienas taip pat. Ir tas draugelis, kuris nenorėjo varyti. Pleš, tai nebaisiai. Mano egzaminai dar ten kovo mėnesį. Šiaip būčiau geras inžinierius, karočią dabar. Dabar reiks gaidintis. Dabar reiks gaidintis, dabar jau. Dabar už dūgą reiks. Kur tu čia mane vėliau atsivėlį? O kuris iš jūsų geresnis tavo galva? Tu norėtum? Labiau negu jis? Pykdo tiesiog. Kad susipyktų ir tada paims abu. Kad sutiktum? Turėčiau apmastyti. Čia kai aš varu iššūkiais, kur aš lieka bus ar ne? Tada ne. Kitaip aš nenoriu. Tada nenoriu. O dėl draugų nebūtų gera, kad draugas pateko? Mes tarpusavį esam sustarę, kad viens kitam padėsim. Aš nežinau, kaip. Tai jeigu jis... Vėlis šiaip nėra už šitą idėją. Jis jau pamiršo, nes Vėlis sako, o tu norėtumai? Norėčiau, aš tai norėčiau. Ir ne, palauk, mes buvom susitarę, ką mes viens kitą, aš nežinau dabar, ką čia Vilius pėsė. Mes negalvom, kad čia taip gali būti. Ką žinau, jeigu... Tai Vilius iš esmės nenorėjo varyti. Mane paimkite. Kodėl jų neprašė nusirengti? Aš vis dar galvoju apie tą nusirenk momentą šiaip. Kad tipo, kai tik jie, jinai iškart sako nusirenk. Ir nieks neišgirdo jos, bet čia gėdinga. Paskui aš dar kartą pasakysiu. Žiūri, gėdinga, ateina ir tu bandai kažką, nusirenk.
ir nieks neišgirdo. Ką tu čia Vilma, blė? Blet, Vilma irgi. Lauk, pirmą žmogų. Iš karto jinai. Tėvynę dainų ir Kartoju, už ką tu mus šitai baudė. Sminga rytojų. Man tai neišnešė, kaip Rimiškis laimėjo, tiesiog su kaimietiškom dainom. Nu. Ant vienos dainos pravarė. O, ką Su viena sąlyga pakviesime vieną žmogų. Rimas Parafinavičius. Jeigu tu atsirengęs kitą kartą taip, kaip tu atsinti nuotrauką, atsineši su koncertiniais rūbais. Oi! Kodėl jūs taip netėjo? What the fuck, čia žiauriai kietai. Ir kodėl jis Artojų dainavo? Ai, Artojų ir dainavo? Nu, tai čia... What the fuck? Kodėl tu man šitai baudi ir va toks, bičias? Kaip? Už ką tu aš? Žemelė Artojų! What the fuck, čia žiauriai keistas tvistas. Pareigūnas. Policija. Ir dar policijos pareigūnas. Sunkus darbas, sunki muzika. 3 gyvenimus turi bičias. Tiesiog split filmas čia yra. Net nebesupran, kiek tavy personažų. Jo, dar kokių bus. O. Och, Janai. Nu, va čia jau... Šiaip gerai. Įdomu, gerai. Čia kai nusirengia kažkas. Nusirenk, va. Renkis. Iš pirmo žvengiu. Maža mes nepriimam. O, Radžis. Radžiukas. Ai, tai čia ir Agnė bus. Čia bus labai geras. Jo. Atsinešk tos batus į sceną, gerai? Kokia pikta moteris. Nu, moteris jos visada kažkokias, žinok, piktesnės, atsiprašau, bet jūs tikrai kartais perspaudžiat. Nusirenk, sako. Gražus. Eina kelias iš žvaigždės, bet dėja aš nusimoviau, nes, kaip sakant, jaudulys, žinokite, yra labai didelis. Tai eina šiek tiek kokia šlikštynės. Fui. Žengi. Kaip iš gyvulio tyčias, nu, ta prasme. Per asotą bedugnę baltais pūkais aš... Čia, jeigu įsivaizduoju, ateitų dabar būtų open mics, susadint 4. Jo. Ir tai mes tiesiog 4, nėra publikos. Tai nežinai, ar čia iš tikrųjų juokinga, nes... Taip, jo. O mes galim specialiai nežvengti. Nusirenk. Net tam simoju. Kitą pasako. Jo, turi kažką juodesnio bairį. Jo, kažką. Greičiau gali šnekėti? Greičiau kažką, jo. Nemikčiau. Eiktina. Esu linksma, komunikabili, draugiška ir... Faina tokia. Faina. Kaip tau atrodo, tu esi graži? Tai tikrai nedurnas klausimas. Aš manau, kad aš esu normali mergina. Ką reiškia normali? Mes ne apie pakraipą, mes apie grožį. Apie grožį? Šiek tiek reikėtų kažką pagerinti, aš manau, bet pusė velnio, sakyčiau. Eina savo. Tu pati savo gražės? Ta čia normalu, atrodo? Tu galvoji, kad tu čia normaliai atrodai? Tu galvoji, tu čia normaliai apsirengi? Fu tave. Šiaip man būna, kai klientai ateina, nu bet jau mano klientai, kur būna, ir pasidaro kažką kitaip su barzda. A to čia gražu yra. Ką tu čia pasidarai? Čia taip padarai, nes tau čia gražu yra, ar čia nuslydo mašinėlė? Čia nesigavo. Kaip čia gavo? Prisipažink dabar. Ir tiesą sakyk, nes aš žinosiu. Nes aš žinosiu. Tai geriau arba nemeluoji, arba... Jeigu tau čia yra gražu, aš galiu padaryti. Nes bus blogai. Bet pats kiek tiesi šviesi. Ar nuslydo mašinėlė tau? O belė kokią muziką paleisim, sumesi iš karto. Eiktina. O. Tek biški tą. Tektonika. Su krikdelė, valins. Su krikdelė. Į nosį. Pašak. Čia yra mano košmaras šiaip. Jeigu jisai jo įjungtų muziką, aš vieną patį ant scenos pašok dabar. Kažką. Kaip galerija. Tiesiog. Aš dar kartais, jeigu noriu a little bit of spice, aš apsisuku aplink. Tričiam, tokius lengvus. Arba biški kažkur koją padedi į priekį, arba į šoną, biški tokį, Oi, aš čia jau
Jau per gerai, aš čia. Puf. Jeigu jau rankytės. Ne, rankų negalima. Aš supratau, kad jeigu kuo aukščiau tu keli rankas, to didesnį tikimybę, kad tai išmes iš klubo. Jo, nes opime, kai buvom, įeina tokie 18-iniai. Ir taip rankas iškėlė. Out. Norėčiau pažiūrėti aš save, kaip atrodo. Vaizdo įrašai. Praeitą savaitgalį tai aš ten bizna, karočią. Vaizdo įrašai iš galerijos norėčiau gauti kaip šoką. Tik atsimerkiu ir tik šviesas į tą matau. Nežinau, kuris. Ir šito, mes bus te pats įdėsiu, kai šį pyro, kai šokam, lygiai taip pat du durniai, blėt. Tu ką, žinai, aš kitų nemoku daugiau šitą, na. O ką? Ką daryti? Ką man? Nieko nefotkinu. Mafija. Mafija? Gaudykit jį. Pizė, aš su 100 štukų litų tais laikais, tai kai aš irgi su golfuku sėdėčiau ir su cepa. O, čia ta, kur pirmą iškrito. Taip. Ir jaučias dalim. Aha. Kur vis dar bandė sugrįžti. Jo, ateidavo į vakarus, eiktų. O mane, apie mane Valins nieko nebesakė. O ką, apie mane kažką šnekėjot kažkas dar? Ne, kažką nedaro apie mane. Noriu, kad sugrįžčiau jo. Ne, nenoriu. Nes mano numerį turi jau čia, ne? Ir jeigu pametė, aš galiu užrašyti. Paduokit jam gerai, Valinskui, jeigu reikės. Dangi vis tiek sakė kažką, nes Dangi išėjo, tai laisva vieta yra, nu. Kodėl aš negaliu? Tai Dangi galim šitą man pareiti, nebegalim? Jūs manote, kad dabar mes pasijutume nustumti į šoną, dabar atėjo nauji ir čia žiūrėkit, jiems žvaigždės blizga. Ne. Jie galvoja, kad jie geri dabar. Jo. Mes geri. Žinokit, nebus taip, kur verkė, visą savaitę pražliumdė Dangė, išsiprašė namo ir reikalavo pinigų, dar reketavo giminaičius kažkokius paskambinus. Žinokit, čia visai kitaip yra negu jis įsivaizduoja. Čia reikia būti tvirtiems, stipriems. Čia silpniems žmonėms ne. Ne. Bet gal apie save, žinai, čia. Kaip, bet ant kiek reiškia blogai buvo, jeigu 2 štukų litų norėjo tiesiog įsiskolinti. Čia reiškia labai blogai buvo. Va, šita bus. Veidą nusipiešti. Kur šitokį? Čia ta, kur, o mama man jau 18. Lašai spalvotai ir aš jaučiu, žvaigždės krenta ant akių. Gražiai. Gražiai. Tvarkingai. Taip. O tavo įvaizdis toks yra panašus kaip, sakysim, Pepės ilgakojai, nes čia taip šiaip susigalvoji, ar tiesiog kaip belekaip, ar to taip patogiau jaustis? Nu, man iš tiesų labai patinka kasyti. O jeigu tau reiktų daryti, sakysim, tamstą mokytoją, su akinukais, tokia griežta ir seksova? Čia gerai, labai pataikė į aprangą. Belenkainai čia. 18 metų. Manau, kad niekas nesupyks, jeigu tau vienintelė iš visų 12, kurie dalyvaus, galim pasakyti, kad tu gero jau patekai. Eikit savo. Tai pati eik. Eikit savo. O tu žinai, kur eik? Eik nachui! Nika, Simona! Bliūdė! Ir žmengva nachui pasiuntė. Gerai. Sakyk, Simona, turi dviratį namie? Taip. Tai mingna. Jei. Ir nepatenka. Nu. Visiems išeina. Aš patekau. Jo, eik, tu kokia gėda. Ir atvažiuoji į namus, tol aišku, nepatekai. Gerai. Pavalgyti. Pavalgyti mes patys 3 parą nevalgėm. Pavalgyti, sako, duok. Prašau, pavalgyti. Dėdė Valinskai. 9 valandas šio laiko mumis uždarytus. Neduodat nei pavalgyti. Susinervinu. Nei valgyti nedavė. Nedavė valgyti. Aš tik dėl maisto tvariau, sakė, bus valgyti. Žinai, čia kur būntie video per TikToką, kaip skamba anglų kalba. Tipo, kai nemokia angliškai. Tai va. Va taip skamba anglų kalba, kai nemokia angliškai. Ką vyras pasakys? Bitės nešertos. Išsiskyrus? Šiaip plius. Super! Imam. Taip. O čia man visiems šokis tai yra pats leve. Ne, aš nenoriu. Ne. Va, mes taip šoktumėm. Va taip, grinai. Ne aš myžau, ne aš paltas. Nieko jis neklaus. Čia taip pabombinės, karo čia nulipė. Prieš 500. Ne jis klauskit, nei kam. Aš varysiu. Šiaip labai nejaukų būna, kai filmuoja kažką, va tokio, kur nesėdint ir
toliau filmuoja tave ir tu turi dar... Ir jau naidinėjai iš kameros. Viskas jau išjungi kamerą. Matot, eina abejingi. Nu, aš tokių žmonių tiesiog nemėgstu abejingų. Jie tokie žvaigždės jaučiasi iš pirmo sezono. Bet jie ir buvo tada monstrai. Jo, buvo. Nu. O, koksai. Stuartas Littlis. Tai sprendžiant iš to, kaip atrodai, tai atvykai į Telebimbam gimtadienį. Tave myli mergaitės? Taip. Tikrai. Už ką? O tu myli? Saulė mums atneša dar vieną dieną, nieko nepranešė, kaip ir kasdieną. Vėjas mums atneša. Ta normaliai dainuoji čia. Įdomus balsas. Toksai. Mušiausi? Aha. Palangoj dabar, kai dirbau vasaros metu. Laukiniai vakarai. O, laukinių vakarų salūnas. Let's go. Tai čia jau. Su kuo mušiais? Su kuo? Moterim. Panašaus sudėjimo. Moterim. Su moterim. Nu, ten panašaus sudėjimo, bet šiaip moteris. Mergaitė netgi, kaip pasakyčiau. Man atrodo, kai 15 nebuvo. Bet žiūrėk, jį paėmė, ne? Kad man atrodo, ne? Nebent pradžioje buvo. Nors Maikė jau gavo, ne? Nu, kažkas čia... Nemanau, kad taip eitum nepatekęs. Keista būtų. Nu. Gražiai. Lauris Reinikis. O, vaikeli. Gerai, mane su saksofonu jau papirkai, blemba. Toks. Žmogus orkestras tiesiog. Vidas Bareikis praktiškai. Nu. Jeigu mes toliau eisim, toliau darysim, toliau kursim, toliau įrodinėsim, kad mes esam galbūt geresni už juos, nu tiesiog, va, kaip pirmieji, kaip kažką... Čia jos į kovą čia eis. Ėjusma. Viens ant vieno tiesiog. Gintarinė ledį va iš kur atsirado. Donatas su Simonu meduje. Radžis. Nu, belia kokis čia žvaigždės. Jie čia buvo iš karto, nuo pirmos dienos jau padaro žvaigždės. O tie buvo OG, kur jum praskynė kelią. Let me in. Let me in. Tai 3, 5, 3, 4, 8. 3, 5, 8 visada. Toks ir buvo čia, man atrodo. Visose laiptinėse tas pats. Marija. Tie telefoniukai mažiukai. Telefonas yra išjungtas. Nu, nėra ko belsis pa žmonės į namus. Marija, pas tave buvau šiandien namie, bet tavęs neradau. Reikėjo aptarti vieną labai svarbų klausimą. Aš neįleisiu iš vis nieko, mane svarbu, ką pasakys, kad darysiu duris. Aš nusileisiu į laiptinę. Ne. Labą dieną. Mista. Bet jo balsas, šitą vardas ir yra Radžis, aš buvau čia sceninis. Ką iš? Kur mano laimė, kur jinai. Nulik pas ją. Pamiršą liniją. Ne, aš matau, kodėl jį čia iškart čia instant paėmimas, čia net be klausimų. Dar įsivaizduoji, Radžis kažkada neturėjo dainos, ką daryti. Jo. Taip keista. Jo. Atrodo, gimė bičias su šitą dainą. Jis atrodo, blėt, kaip tu galėjai ateiti ir nežinoti tos dainos, ką daryti? Kaip taip įmanoma? Tai yra panevėžietiška, kaimietiška estrada, jinai vadinasi taip. Ar tu galėtum nedaryti? Oi, jis darė visą gyvenimą. Tu dainuoji dėl to, kad dainuoji... Jis norėjo supist Radžį. Jo. Jis nebūtų buvęs Radžis. Čia jo dalykas yra. Gerai, mes paleisim muziką. Šoks irgi. Nusimkite švarą. Tai aš tikau, nusimeškau, nespėjai. Vėl jinai nori nusirengti. Opa! Apsičiustas. Opa! Atrodo, Indijos karalius atvažiavo. Grinai.
Indusas tiesiog atlėkė, Gandis, karočią. Prilėkė į kelias iš žvaigždės. Tai ir taškų uždėjom tą indusą. Va. Remiškis Jėzaus poziciją užėmęs tiesiog. Iš aukšto žiūri jau. Jis jau žino, kad šou biznis jo mažytė. Ar kai ateina žmonių į koncertus, ar kai... Nusiminė iš karto Remiškis, žiūrėk. Nes mergos Nes iškėlė, nu va, gal. Kodėl nu mane? O, Agne. O, papa, kaip? Iš naujo? Palauk. Iš naujo, to aš susikaups. Palaukit, bet aš tikrai žinau. O kokie mėgstamiausi atlikėjai ir stiliai yra muzikos? Aš jums pasakysiu, bet jūs... Bet ne dabar. Nežvenkit. 10 metų neklausiu jokios muzikos. 9 metų tita. Jis tai yra mano fanas. Jis mane graužia. Kodėl mama tu nedainininkė? Vaiką čia jau turėjo. Aha. Jam atsibodo, nes Kaip kietai. aš neturiu sekcijos namie. Sekcijos neturi. Gėda, jeigu sekcijos neturi. Kažkaip visuose hatose pianins būdavo senuose. Aha, būdavo, ir pas mano senelė ateini, pianins pastatyti. Niekas negroja. Nei vienas iš šeimos nemoka groti. Pianinų pastatyti. Nu, fainai pianinų. Gal dalindavo su sklypais kartu to metu. Gal. O. Čia jau jos daina. Ar tau klausyt nepabodo dainų vienodų? Žvengi iš akcentų. Žvėjom. Kaimietė. O davai vieną kaimietę paimam. Ką, ačiū mėlyjei, kad Ačiū labai, kad žiūrėjote šį antras naują sezonas, sezoną. pirmas epizodas. Tikiuosi patiko. Ir dabar bus jau, kaip žodis? Consistent. Padėk. Tai lietuviškai reikėjo. Nuoseklumas. Nuoseklumas dabar bus didesnis. Padėk. Ir bus lengviau sekti tada. Ačiū labai visiems. Mes dar norim kažką pasakyti? Nugrįžai vargšai. Ateikit pas mumis į šou. Maldaujam. Koks žodis yra? Lietuviškai bus lengviau žiūrėti. Nu, tuos vargšus iš jų gal. Gerai, nu. Gerai, viskas. Atvarykit pas mus į turą. Atvarykit į šou žodį. Ir pas mane į Openus ateikit. Ateikit į tos Openus, jums gaila ateiti, ten žmogus stengiasi. Nu, taip. Nėra kad labai. Ačiū labai, kad žiūrėt, ačiū, kad buvot su mumis šiandien. Tikiuosi smagu, parašykit komentarą. Visą gerą. Like, subscribe. Share.